Thank you very much. Oh, wow. Ačiū labai. It's really a pleasure to be here. Tikrai malonu būti su jumis šiandieną čia ir yra nuostabu, keista, koks tamsus kambarys, o aš esu apšviestas. You had the proper deep introduction. Taigi mane labai giliai pristatė, papasakojo apie viską, ką aš darau. Ir aš norėčiau pradėti nuo to, kad aš turiu svajonę, That one day kad vieną dieną visi mes turėsime galimybę pasinaudoti ypatingai aukštos kokybės mokymosi galimybėmis. Kas yra mokytojai šioje salėje? Pakelkite rankas. at least half. Taigi bent pusė visų žmonių yra mokytojai. This Taigi, to having access to learning. apart to, kad mes turėsime galimybę mokytis, mokytojai turės geriausius mokymo įrankius, kad padėtų visiems besimokantiesiems. I will start with a simple question. Aš pradėsiu nuo paprasto Who has klausimo. played with Legos? Kas žaidėte Lego? We listened in the main, so everybody has played. Taigi visi žaidėte. We listened in the main panel. Pagrindinės panelės metu mes girdėjome apie Lego schemą keletą kartų, taigi aš džiaugiuosi, kad aš turiu skaidrę, kurioje mes matome Lego kaladėlės. Kas prisimenate, kad žaidėte su Lego anksčiau negu jums buvo 5? Very few people. Come on, show me your hands. Pakelkite rankas, kas No? jaunesni negu 5 metų Before the age of žaidė. 6. Anksčiau negu Something like that? 6 Okay. suėjo. Do you remember if you were Ar able to jūs decide prisimenate, what ar you jūs would like galėjote to build? nuspręsti, ką jūs norite pastatyti iš tų kaladėlių? Ruta, I'm counting on you. Do you remember that you Ar what you wanted to Rūta, build jūs from Legos? prisimenat, ką norėjot pastatyti A iš house. So kaladėlių you namą? were able to decide what you wanted to Taigi build. jūs galėjote nuspręsti, ką Were jūs you norite able to achieve your pastatyti. goals? Ar jūs galėjot pasiekti savo Did you build a tikslus? house? Ar jūs pastatėt Of namą? course you did. Be abejo. If you're looking at Jeigu children jūs below 5 years of age, žiūrite į jaunesnius if you nei give them 5 metų Legos, vaikus they ir duodate will jiems Lego be creative kaladėlės, jie bus automatically. automatiškai They will build, kūrybingi. they will be able to Jie firstly dream what they would like to build, pirmiausia and supras, secondly, ką they jie will nori be able to pastatyti achieve ir their tada goals. jie galės pasiekti Yes, savo, you agree? įgyvendinti savo tikslus. Sutinkate? So when we are looking at Taigi, one possible kai mes future vision of education, žiūrime į why vieną not galimą imagine it this way? tendenciją That we švietime, would have a lot of kodėl gi mums high-quality nepagalvoti Lego apie tai, kad blocks mes of turime learning available daug aukštos for kokybės all Lego of us and for kaladėlių, teachers. kuriomis mes You would have galime Lego blocks tools naudotis, that žaisti. you can use Ir to mokiniai, teach your ir children. mokytojai turės Very high savo quality Lego blocks. kaladėlės, labai aukštos kokybės, kurias kids can galės play with naudoti, kad mokytų savo vaikus ir vaikai Does it make galės jomis sense? žaisti. Suprantat, ką aš Now, noriu if we pasakyti? can agree that this could be Taigi, a jeigu pretty mes cool way to galime look at education, susitarti, kad tai yra labai šaunus požiūris į ateities švietimą, what is holding us back? kodėl mes to nedarome? Let's look Kas at mums the few kliudo? Lego blocks that, Pasižiūrėkime I į was keletą thinking Lego about when I was kaladėlių, coming here. apie kurias aš galvojau This Lego prieš block- ateidamas čia. It's called Evolites. Taigi mes This was turime established Evolites. by a young gentleman from Tai, Iceland. tai buvo whose name is sukurta Mathieu, jauno French name. žmogaus And iš he's looking Islandijos, at, vardas his iš little tikrųjų sister prancūziškas. who was massively Jis struggling with stebėjo learning basic savo mathematics. jauną sesutę, was kuriai like, buvo labai "Why are we sunku still mokytis torturing matematikos. Ir jisai children sakė, with kodėl methodologies mes that are totally outdated? kankiname And vaikus kids su are pasenusią frustrated in the early metodiką. years of Ir education vaikai with praranda these viltį methodologies. jau Why būdami are we labai still doing maži. this? Kodėl mes vis dar tai He has darome? a degree in psychology and Jis technology. turi psichologijos So he was ir thinking, maybe I technologijos can use diplomus my ir jis pagalvojo, knowledge in galbūt aš galiu psychology pasitelkti to savo make a žinias better šiose srityse ir methodology for teaching patobulinti mathematics to young children. metodiką, kurią naudoja And, mokytojai, this matematikos is mokytojai, what they mokydami came up with. mažus So it's a vaikus. storytelling-based Taigi, štai ką jisai sukūrė, game tai yra for mokymosi kids žaidimas in the age pagristas of, istorija early- ir skirtas early age, like vaikams 7 to 12, I think, nuo more or 7 less iki range. 12 metų amžiaus. And they have been Tai using jie pretty known philosophies of pasitelkė plačiai žinoma filosofiją, theories of psichologiją, psychology. arba galima sakyti teoriją psichologijos. Reinforcement theory. Viena iš jų yra Another one sutvirtinimo, is, sustiprinimo called, teorija, kita There's quite a few yra there. vadinama, dabar, So, tiesiog yra You know what keletas. reinforcement theory means? Ar žinote, kas yra įtvirtinimo Who teorija? knows? Kas žinote? You want to explain in Ar galite paaiškinti 10 seconds? per 10 sekundžių, ką tai reiškia? Okay.
So reinforcement theory Taigi, basically means that if I'm tai doing yra iš something, esmės tai, kad jeigu aš kažką darau, seen as positive, then I'm kas getting an award yra for it. So if you want to make it pozityvu, super aš gaunu už tai simple, if you go apdovanojimą. to work and you achieve good results with Paprastuoju your work, būdu you pasižiūrėkime, get jeigu jūs bonus. einate į darbą, jūs pasiekėt gerus So you're rezultatus, jūs reinforced gaunate to bonusą. perform more Taigi like that. jūs esate skatinami The other theory that they have been ir toliau using is flow elgtis theory. taip. Kita teorija What was yra flow theory? tėkmės srovės teorija. Kas žinote šią teoriją? Kai kas žino, ar galite per 10 sekundžių papasakot, kas tai yra? Kodėl? Mes visi esame švietimo darbuotojai. Mes turėtumėm su pasitikėjimu kalbėti apie tai, ką mes turime galvoje. Galbūt tai atsispindi mūsų švietimo sistemoje, kaip Jūs manot. Taigi, tėkmės arba srovės teorija sako iš esmės, kad jeigu mes darome kažką, kas mums įdomu, mes pateksime į tam tikrą tėkmę, srovę. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėte iš biocheminės perspektyvos, mūsų smegenys turi tam tikrą mechanizmą, kuris skatina mokymasi. Motina gamta mūsų kūrė kaip tobulas mokymosi mašinas. Ir jeigu mes kažką pasiekėme savo mokymosi procese, kas mūsų manimų yra svarbu, mūsų smegenys mums duoda dopamino injekciją. Nuostabu, ar ne? Taigi mes atlyginame savo patiems už pasiektus rezultatus. Ir tai yra iš tikrųjų labai šaunu, jeigu mes žinome keletą pagrindinių psichologijos teorijų, tada mes galime pradėti galvoti, kaip tos teorijos gali pagerinti švietimo ir mokymosi kokybę. Ir tai svarbu ir mums, mokytojams, ir mūsų mokiniams. Taigi aš parodysiu, kaip tas žaidimas atrodo. Taigi, matote, istorijų pasakojimas yra panaudota šiame žaidime. Mes turime įdomią istoriją, kuri mus skatina eiti giliau. Ir mes atliekame daug užduočių ir tyrimas parodė, kad vaikai mokosi matematikos su dideliu susidomėjimu žymiai greičiau, negu jie tai daro naudodami vadovėlius Islandijos mokyklose. Argi neįdomu? Taip pat įdomu tai, kad vaikai su hiperaktyvumo sutrikimu išmoksta matematiką naudojant šią metodiką be jokių problemų. Tikrai nuostabu. Aš nenoriu pasakyti, kad mes turėtumėm naudoti tik tokias metodikas, bet tai galėtų būti vienas iš būdų, kaip į tai pasižiūrėti. Kitas žaidimas yra Grapho Game. Yra universitetas Suomijoje, kuris rengia mokytojus. Ir vieną dieną iškilo klausimas, kodėl dislektikus vaikus yra labai sunku išmokyti skaityti. Jie turi galimybės pasitelkti neuromokslą, išmatuoti, kaip veikia mūsų smegenis. Ir jie pradėjo matuoti, kas vyksta smegenyse, kada vaikai mokosi skaityti, pasitelkiant įprastą metodiką. Ir buvo nustatyta, kad smegenys visiškai sutrinka. Taigi, metodika, kuri buvo naudojama skaitimo mokymuisi, sukeldavo sumaištį smegenyse. Ir vaikams dėl šios priežasties buvo labai sunku mokytis. Tada iškilo kitas įdomus klausimas, ar galima sukurti geresnę metodiką. Ir jie pradėjo tyrinėti ir paaiškėjo, kad tikrai galima sukurti kitą metodiką, kuri būtų žymiai efektyvesnė. Buvo atliktas tyrimas keliuose universitetuose. Ir aš pats skaičiau straipsnius apie šį tyrimą.
Ir by a buvo teacher. pasiektas lygis, toks Why I pats, like this kind koks of yra innovation pasiekimas is that dirbant su teaching mokiniu dyslexic children individualiai. without the right methodology Tai, is really hard if O I'm a mes teacher. žinome, kad It takes so vaikai much energy and sergantis time to get disleksija these children engaged. yra And if I'm tikrai getting tools and sudėtinga, new jo sunku yra methodologies like išmokyti, this, it skaityti. can be a massive Pasitelkiant benefit šią for my work. metodiką tikrai Save massive of my time. mes galime staupyti labai daug Quick laiko video ir pasiekti on this labai as well. gerų rezultatų. Dar trumpas video. So you can choose a character Jūs galite pasirinkti veikėją, and it's a syllable-based jeigu game. tai yra skiemenim pagristas žaidimas. There was a joke actually that parents during the COVID time started to download COVID this game metu just to have something to do for tėvai their 6-7-year-old pradėjo children. parsisiuntinėti šį And žaidimą, kad few weeks later, 6-7 metų vaikai And then they- turėtų the parents were, užsiėmimą contacting the ir company and neužilgo saying vaikai pradėjo skaityti. What are you Ir doing with my child? tėvai pradėjo Why is this rašyti child now kompanijai reading ir sakyti, ką jūs darot su mano vaiku, kodėl But, mano vaikas išmoko so if skaityti. we agree that this Lego Taigi, blocks jeigu of super high mes quality learning opportunities and sutinkame, kad methodologies don't make šios sense, Lego kaladėlės why aren't we already yra having prasmingos, yra tikslingos, them kodėl mes jų at the moment, nenaudojam like in ir massive scale? nesiūlome savo mokytojams Somebody wants to say? masiškai naudoti, Why kad is it the case? padėtų jų darbe. Ar gali kas nors pasakyti, kodėl taip yra? Because of what you just did. Tai, ką jūs dabar padarėte, You as a teachers jūs kaip mokytojai turite atsistoti ir kovoti už savo teises, turėti geriausias metodikas ir geriausias priemonės. Mes turime milijonus metodikų pasaulyje, kuriais galime pasinaudoti, bet mes naudojame vis dar tas senas metodikas, kurios yra mūsų vadovėliuose ir dažnai jos nėra geriausios. Tikiuosi, jūs sutinkat su manim. Taigi, kodėl aš šiandieną sutikau kalbėti čia šiandieną? Aš noriu jūs įkvėpti kovoti už savo teisės. Eikite į savo valdžios institucijas, sakykite, Rūta, Mark mums pasakė, ką daryti. Darykim tai. Bet iš esmės pasaulis veikia būtent taip. Jeigu jūs norite, kad kažkas patobulėtų jūsų gyvenime, jūs turite to siekti. Vienas iš metodų, kaip mes galime pasitelkti naujus įrankius, tai yra vadinamas startuolis švietime. Šiuo atveju startuolis tai yra nedidelė mokytojų grupė, gali būti žmonių grupė, mokytojų grupė. Tai yra žmonės, kurie vadovaujasi tais pačiais principais ir pagrindiniai du principai yra išplečiamumas ir tvarumas. Tai yra, kada mes kalbame apie išplečiamumą, mes suprantame, kad jeigu metodika yra tikrai gera ir veiksminga, mes turime ją išplėsti, išplatinti tarp kitų mokytojų. Tvarumas reiškia, kad mes savo visuomenėje esame susitarę, kad visi turi mokėti savo sąskaitas. Taip? Taigi, jeigu mes turime mintį, kaip galime kažką padaryti geriau, negu yra daroma dabar, mes turime nepamiršti, kad jeigu mes turime komandos narius, kurie kažką daro, mes turime turėti pajamas, kurios padengtų mūsų atlyginimų išlaidas, kad vieną dieną mums nereikėtų eiti ieškoti darbo kitur, kad mes galėtumėm apmokėti savo šeimos sąskaitas. Ir taigi, labai greitai iš startuolio Estijoje, kaip mes galime vystyti idėjų sistemą, kaip įtraukti vis daugiau žmonių. Lietuvoje, man smagu matyti, yra labai stengiamas ir už tai aš esu čia, nes Lietuvoje vyriausybėje dirba daug žmonių, kurie tikrai nori pasiekti gerų rezultatų. Be abejo, yra daug iššūkių. Aš nesakau, kad tai yra labai lengva. Yra milijonas problemų, bet klausimas, ar verta su jomis kovoti. Aš sakyčiau, kad taip.
So I would bring you for Taigi, a moment vienai akimirkai aš noriu pakviesti jūs į kelionę, to the future of learning, į how it could look like. mokymosi Who has been ateitį, kaip to tai a galėtų Spice atrodyti. Bazaar? Kam teko būti Prieskonių turguje? So if you enter into the Spice Taigi, Bazaar, jeigu jūs ateinate į Prieskonių you are turgų, straight away you're getting the iš karto smells, jūs it's almost užuodžiate like, kvapus, looking nice. You see the spices jūs matote presented in a very nice prieskonius way. It starts to išdėliotus inspire you labai straight away gražiai, how jūs I tai could use these įkvėpia, jūs spices iškart pradedat to galvoti, make the kaip aš best galėčiau panaudoti tos dinner prieskonius, for myself or my kad loved ones pasigaminčiau today. skaniausią vakarienę savo ar savo mylimiems žmonėms. If we are entering a school building today, Jeigu mes einame į mokyklos not to have pastatą the same šiandieną, kodėl picture neturėti tą that I'm patį, tokį patį entering a vaizdą? learning bazaar, Aš and I'm kalbėčiau straight apie away inspired mokymosi by all turgų, of the learning, amazing kad learning iš opportunities karto there that I can mūsų tap užplūstų into to nuostabios learn mokymosi galimybės, kad jos effectively. mūsų įkvėptų ir Does it make sense? mes norėtume efektyviai mokytis. Ar Do we get the negerai? yes vote Ar balsuojam taip, for the government? kad vyriausybė matytų, už ką prabalsavom? This is how it could look technologically. Taigi in the back end. technologiškai tai We have galėtų atrodyti štai millions of šitaip. different pieces working Milijonai together, įvairiausių and dalelyčių, teachers kurios have veikia specialist kartu tools. ir mokytojai example, a turi dashboard that can specializuotus help teachers with the įrankius, help of AI kurie galėtų find the best mokytams padėti methodologies and surasti match them pačias together geriausias with the metodikas learners ir that jas we priderinti prie mūsų mokinių Does it make poreikių. sense? Ar yra prasmės tame, ką aš sakau? Labai paprasta. So I'm really inviting you to Taigi take aš lead. tikrai You are kviečiu the jūs ones here imtis priemonių, interested in nes this to happen. jūs esate tie, kurie Empower people gali that have ideas užtikrinti, kad of how tai to make taps something better realybė. about learning, or be Įgalinkite this person yourself. žmonės, kurie galėtų Build padėti startups tai in education. gyvendinti. Darykite tai Ask the patys, government to kurkite support startuolius you švietime actively. Everybody wins. ir visiems iš to bus nauda. Thank you. Ačiū. Thank you, Mart. Ačiū, Mart.